Sveiki visi mano pandiriukai, su jumis aš jūsų mylimiausia Amelija ir šiandien yra paskutinioji serija mano mini serialo Naujų nesąmonių pradžia. Tai žodžiu, šiandien bus paskutinė serija, o toliau biški bus toks dalykas, kad aš biški nebelabai filmuosiu. Šią savaitę šitas bus tik vienas video. Atleiskit, kad taip atsitiks, bet taip reikia. Tai aš jau nebekalbėsiu, o pradėsiu. Visas pamokos jau praėjo ir šiandien paskutinioji pamoka yra klasės valandėlė. Taip, vaikučiai, šiandien yra mūsų klasės valandėlė ir šiandien mes aptarsime apie praeitą savaitę, kas nutiko ir va. Ar kas nors nori kažką pasakyti? Ar koks įvykis įvyko, ar dar kas nors. Tai taip, mergaitės, kas nutiko, pasakykit, kas nutiko. Mes norim pakalbėti apie Ievą. Ji nuolat visą laiką kažką daro. Kenkia. Juokiasi iš visų, erzina, stumdo, atiminėja daiktus, kritikuoja už įvaizdį. Mes visi jaučiamės blogai dėl jos elgesio. Gerai, supratau. Ačiū mergaitės, kad pasakęs, tokius dalykus reikia spręsti. Ievos mintis. Aš bandžiau pasikeisti, bet man nepavyksta. Aš visą laiką tokia buvau. Man labai gaila, kad aš viską tai dariau. Aš bandžiau viską tai padaryti. Pasikeisti. Tai taip, Ieva, norėčiau tavęs biškai paklausti. Kodėl tu tai viską darėjai? Kodėl tu, ką mergaitės pasakė, visus tos punktus, kodėl taip nutiko? Nežinau, aš tiesiog nesupratau. Aš specialiai tai viską darydavau. Ir labai norėčiau atsiprašyti. Aš bandau pasikeisti. Kaip ir praeitą savaitę sakiau. Aš bandysiu pasikeisti. Noriu, kad mažiau tai visko būtų. Gerai, bet po pamokų, kada jau visas pamokas, nes nebus dar viena pamoka, aš pakviesiu tavo tėvelius pasikalbėti su direktorium, kad viskas išsiaiškintų, nes taip negali tęstis. Tai gerai, dabar jūs jau eikite į namelius, o apie kokią 17 valandą ir pakviesiu. Gerai, ir tu turėsi būtinai ateiti. Gerai. O dabar, vaikučiai, iki rytojus. Tai gerai, einam namo. Taip, einam. Mergaitės, kas nutiko? Ačiū, kad pasakėte tai viską mokytojai. Tu nepyksti, kad mes tave paskundėm, kad viską darei? Ne, tai taip jau reikėjo seniausiai tai pasakyti. Nes aš pati nesupratau, ką aš dariau. Tai ačiū, kad pasakėt. Prašom. Iki mergaitės. Keistai. Gerai, einam jau namo. Dabar Ieva grįžta namo ir viską pasako savo tėvam. Labas, senelim. Oi, labas, anukytė. Kaip sekės mokykloje? A, kur mama? Ai, jinai ten vištas maitina. Nuramiai, karvutė, mane tuoj pratęs iššikuoti, nepergyvenk. Gerai. Mama.
kur tu? O, labas, mažytė. Mama. Tai palauk sekundėlę, dukrelė, tinkit. Tik vištutė mano miega, kokia mažiukėlė. Ir visi, nesipykit. Kas nutiko, dukrelė? Kažkas jau nutiko, jau labai staigaus? Gerai, tu palauk. Einam jau į namučius, pakviesti jau senelių. Gerai, bet įsitatint karvę šokuoja. Tu tik šokuoja, einam į namučius. Dar sesutę tavo paimkim. Labas, Marija. Einam į namučius. Karvė. Gerai, čia dar mūsų remontas dar neįkau, piksus dar nėra labai daug. Čia tavo kambarėlį jau padarė. Rimtai? Nes man čia buvo ant sofos mėgoti. Nu, bet tą mes iš vis ant čiužinių mėgam su senelį, tai čia nieko. Nu, tai va. Tai gerai, dukrelė, tai kas jau to, kad nutiko, pasakok. Tave į mokyklą kviečia. Ką tu jau tokią pridirbai? Nu, tave kviečia mano auklėta į mokyklą pakalbėti su direktorium. Tai ką tu tokia padarei, Ievutė? Ei, neverk, dukrelė, gerai, aš nepykstu ant tavęs, pasėdėk man jėkštelį. Viskas gerai. Kasgi, ką tu jau tokio padarei? Aš daug ko padariau. Labai. Aš labai daug ko padariau. Aš susitikinėjau, čia sustumdžiau. Aš blogai elgiausi per pamokas. Nu, kodėl tu taip darei? Aš nežinau, bet tiesiog nelabai patiko mano klasiokai ir mano nauja mokykla, aš nepriprantu ir tiesiog aš taip dariau. Nu, dabar supratau, tai kelinta ateit reikės 17 valandą. Gerai, tai jau nebeverk? Gerai. Kada pasikvietė mokytoją 17 valandą? Nu, mes vatėm. Nu, gerai, tai kur tavo auklėtoja, jinai turi ateiti čia taip mus pasikviesti ir kaip nereikia, jį įteinam. Tai kaip jūs čia tam mokyklą taip atsinaujino? Kaip faini? Negalime įsivaikščioti be uniformos. Nu, galima ateiti be uniformos. Bet, nu, kaip atrodo kaip uniformos. Sveiki. Sveiki. Va, mano auklė turėtų jau ateiti. Sveiki, tai eikite į direktoriaus kabinetą, pasikalbėsit ir tada ateikit pas mane, gerai? Gerai, einu dukreliu. Mama, kodėl tas kepurės nutyvo? Nu, kiek skirtumas, gal čia nelūži, koks nesvarbu. Galima užeiti? Taip, aišku, prašom, užeikit. Tai dėl kokio klausimo čia ateit, man pasakė, kad čia ateis pas mane. Oi, čia girdų, Ieva. Taip, Ievutė. Ar jūs mane pažįstat? Nu, taip, pažįstu, daug ką girdėjau apie tave, žinai, tai va. Tai gerai, tai kas nutiko? Nu, tai klausykit. Tai va, dėl ko. Tai čia normalu, jeigu nieko nežinojo, kaip bus ir taip toliau gali tai pavykti.
Bet taip negali tęstis, reikia čia daug daryti, su šituo tvarkytis reikia. Tai gerai. Pirmam kartui atleidžiu, lieki šitai mokyklai. Bet jeigu kartuosis dar kart, antrą kart, daug kartų dar, kaip situacija, teks išmesti iš mokyklos, nes mes tokių vaikų nepriemame. Supratau, atleiskit. Bet tik kaip tu gražiai apsirengus. Ačiū. Tai taip gerai, labai ačiū, kad mus išklausėte, tai viso gero. Viso gero, geraus vakaro. Geraus vakaro. Tai taip, mano serialas Naujų nesąmonių pradžia baigtas. Iki kitų vlogų ir dabar iki.